Labas. Labas. Aš Laurynas ir aš esu barberis. Dalinuosi žiniomis, dalinuosi turiniu apie barberio amatą. Ir šiandieną su jomis norėčiau pasidalinti, kam yra būtent šis kelias, kam skirtas barberio amatas, kokie iššūkiai, kiek laiko reikia įsivažiuoti į šį amatą šiai dienai, kiek laiko viskas trunka ir apskritai išsigryninti, ar šis kelias yra jums. Pirmas dalykas yra, kam yra šitas kelias skirtas. Kelias skirtas žmonėms, kurie domisi stilium, domisi įvaizdžiu, turi kitokį mąstymą, kitokį įsivaizdavimą, galbūt turi kažkiek savyje meninės gyslelės, kuriem įdomu paleisti savo vaizduotę į kūrybą, kuriems patinka bendravimas, dalinimasis su žmonėm, kuriems patinka augimas, tobulėjimas, labiau skirtas žmonėms, kurie ieško darbo, kuriame galėtų ir išreikšti savo meninę išraišką, ne tik tai uždirbti iš to pinigus, bet to pačiu pasigilinti į žmogaus bendravimo subtilybės, patobulinti savo socialinius įgūdžius, labiau pažinti stilių, asmenybės, psichologiją ir daug kitų dalykų. Tai kaip atrodo industrija šiai dienai? Industrija Lietuvoje yra ganėtinai išaugus. Barberių ir kirpėjų ir stilistų jų tikrai yra daug ir skirtingose lokacijose. Šiai dienai labiausiai sėkmės susilaukia tie barberiai yra iš mažesnių miestelių Lietuvos, kur yra žymiai mažesnė konkurencija, kur nėra tiek daug pasiūlos. Dažniausiai tai būna, kur egzistuojančia galbūt senesnės kirpėjos, kurios daug metų dirba savo darbą, jos gerai tai išmano, turi savo klientūrą, bet yra tikrai dalis kirpėjų, kurios nebesigilina arba kirpėjai į savo amatą ir tiesiog pradeda daryti tos šabloniškus kirpimus. Ir kadangi mados keičiasi, ateina nauji trendai, tai automatiškai reikia prisitaikyti. Naujai ateinantys barberiai į rinką, jie pasiūlo žmonėms, kas eina realiai šiai dienai, kas yra ant bangos. Ir tie nauji barberiai gali tai pasiūlyti. O kas yra iš didmiesčių, tai žmonėms tai būtų ypač aktualu žmonėms, kurie nebijo iššūkių, kurie yra ambicingi, kurie yra užsispyrę, kurie taip pat, kaip ir minėjau, turi polinkį menui, kruopštumui, kurie žino, ko nori ir kurie to siekia. Tai iš esmės visiškai nėra svarbu, iš kokio jūs miesto, nėra visiškai svarbu, kokio jūs amžiaus esate. Svarbiausia yra tai, kad kaip jūs patys jaučiatės šioje srityje, kaip jūs norite pokyčio ir kaip jūs stipriai to norite. Tiek intravertas, tiek ekstravertas gali šioje srityje dirbti. Galbūt intravertui labiau reikės padirbėti su savimi, padirbėti su savo vidiniam savybėm, kad prisijaukinti tą bendravimą su žmonėm, prisijaukinti tam tikrus klientus būtent, kurie tiks jums, nes pačioje pradžioje dažniausiai būna, kad būna daug labai skirtingų žmonių ir visi labai skirtingi, nes su visais sutapsit. Tai galbūt pačioje pradžioje gali būti sudėtingiau būtent introvertiškai žmonių grupiai. Ekstravertams faktas, bet kokiu atveju šioje srityje yra paprasčiau, nes vėlgi žmonės, kurie linkę daug bendrauti, daug kalbėti su žmonėm, tai yra žymiai lengviau ir žymiai paprasčiau jiems. Tai tiesiog lengvai adaptuojasi prie įvairių situacijų, kompanijų, žmonių grupių ir dar nuo to užsikrauna, ar ne? Labai svarbu ateiti su švaria galva, ateiti su idėja, ko jūs iš to norite, ką jūs norite iš to pasiimti. Ir aš noriu panaikinti jūsų netinkamus įsitikinimus ir kad jūs suprastumėte, kad šis kelias yra būtent jums.